Sveiki visi, tai yra antroji Unity pamoka ir iš tikrųjų šioje pamokoje pasibandysime pasileisti Unity programą pirmą kartą ir tai bus tiek. Tiesiog čia reikia berods registracijos ir taip toliau. Tai pasileiskime įsirašę Unity. Matysime štai tokį gražų paveikslėlį. Ir toliau mums reikės pasirinkti versiją, kurią naudosime. Tai mes naudosime nemokamą versiją. Activate the free version of Unity. OK. Toliau mes turime prisijungti. Jeigu neturime paskyros, turime ją susikurti. Tai aš ją susikursiu štai čia. Pasidarykite tą patį. Toliau susigeneruokite slaptažodį. OK. Pažymėkite, kad sutinkate su Unity taisyklėmis ir privatumo politika. Iš tikrųjų, galite pasiskaityti, gan įdomus, sakykime, turinys. Pasiskaitykite taisyklės. Labai patiko jas skaityti, rekomenduoju ir jums. Na, pažymėkite, jeigu jau perskaitėte, kad sutinkate. Jokau, neskaitykite. Paspauskite OK. Ir jums parašys, kad maždaug atsiunti jums L paštu aktyvavimo nuorodą. Berods. Paspauskite, na, gausite kažkokį laišką, ten, manau, susiprasite, ką reikia padaryti, nes laiškas vėlgi gali pasikeisti. Aš gavau laišką, aš turiu paspausti ant šio mygtuko ir man aktyvuos paskyrą. Štai, aš esu aktyvuotas, tvarkoj. Ir dabar galiu turbūt prisijungti. OK. Wow. Pirmoji pamoka. Kągi, nedidelis nesusipratimas. Na ir dabar turėtumėte pasižymėti, kas jūs esate. Aš pasižymėsiu, kad esu beginner. Tai yra naujokas, visiškai nepažengęs, žalias žmogelis, kuris nieko nemoka. Ir tuomet turbūt matysiu įvairius pagalbos pranešimus ar kažką panašaus. Tai jums siūlau padaryti tą patį ir tik jums tai ir siūlau iš tikrųjų, nes jums vis tiek reikės kažkokios nedidelės informacijos, nes aš realiai neaiškinsiu, kur kas randasi. Aš tiesiog spausiu, pasakysiu, ką spaudžiu ir paaiškinsiu, ką tai maždaug padaro. Na ir bet kokiu atveju matysite patys, ką tai padaro. Tai pasižymėkite, kad esate naujokas, manau, tai suteiks jums šiokios tokios pagalbos. Toliau, o galbūt čia tik tais apklausa kažkokia, iš tikrųjų nesu tikras, bet, na, pasižymėkite dėl viso pikto. Taip, kas aš esu? Aš esu... Taip, aš darau savo hobį, aš užsiimu savo hobiu. Toliau, what is your team size? Mano komanda susidaro iš nuo 2-4 žmonių. Na, čia tiesiog turbūt apklausa, ją galite turbūt praleisti. Na, pasirinkime šalį, iš kur esame. Dėl viso pikto. 3D. Įsiveskite ir jūs. Ai, neturiu atsakyti. What are your platforms of interest? Okay. My platform of interest is Android, PC, Mac, Linux, Web, Facebook. Na taip, Facebookas turi juk savo platformą. Ok, pasižymėkite realiai bet ką. Programavimas. Toliau, kokiam tikslui mes planuojame naudotis Unity. Tai iš tikrųjų pasižymėkite, kad kas čia gero yra. Pasižymėkite, bet ką iš tikrųjų jūs turbūt jau tai padarėte. Aš pasižymėsiu, kad tai yra educational, nes tai yra realiai mokymosi tikslais. Na, įrašinėju pamokas vis dėlto. Toliau, man atrodo, daugiau nereikia nieko. Jo, nes ten buvo tik, sakykime, pagrindiniai klausimai reikalaujami. Na ir štai, galime pasileisti Unity. Allow access.
Ir jo, čia mes turime susikurti savo projektą, tai galime jį atsidaryti arba sukurti naują štai čia antrame skirtuke ir aš jį sukursiu, tik aš jį perkelsiu, jo, susikursiu Unity direktoriją, iš tikrųjų Unity ir joje susikursiu, palaukit, select folder, ne, ir joje susikursiu dar vieną direktoriją pavadinimu pamokos arba žaidimukas iš tikrųjų, nes mes kursime žaidimuką, štai žaidimukas ir čia bus mūsų projektas tikriausiai. Nesu tikras, gali būti, kad įvedus projekto pavadinimą mums sukurs dar vieną direktoriją, tai bus nedidelis feilas. Ir mes iš tikrųjų turime integruoti kažkokius resursus, sakykime, pagrindinius. Tai realiai siūlau pasižymėti dėl viso pikto viską, nes mums realiai gali prireikti to ateityje ir kad nereikėtų to daryti ateityje, tai pasižymėkite tiesiog visus būtent šios package. Ok. Ir tai gan gali truputį užtrukti iš tikrųjų, kol jums viską užlaudins, na, priklausomai nuo jūsų kompiuterio, aišku. Na, tai turbūt pratęsiu video, kai man čia viską užkraus ir kai atsidarys pati programa. Na štai, atsidarė mums programa, iššoko kažkoks Welcome to Unity langas. Iš tikrųjų, štai čia galbūt naujokams bus kiek, sakykime, aktualu, nes galėsite pasižiūrėti, na, tikriausiai tik anglų kalba, bet galėsite pasižiūrėti kažkokias pamokas, pasiskaityti turbūt kažkokį gidą įžangos ir taip toliau. Tai jeigu esate naujokas, siūlau jums tai padaryti, iš tikrųjų, na vis tiek galbūt jūs kažkiek bent jau supažindins su šia programa ir jums bus paprasčiau. Bet aš pasižymėsiu, kad man šio lango nerodytų paleidžiant programą ir ją išjungsiu, būtent tą langą. Na ir štai, kaip matote, turite kažkokį, sakykime, jau savo pasaulį arba nežinau net kaip tai pavadinti. Iš tikrųjų, tai, ką matote, tai nėra žemė kažkokia, tai tiesiog yra linijos, kad jums padėtų labiau jas. Na, iš tikrųjų, prieisime galbūt prie to, bet jas realiai galima ir išjungti. Bet matysite maždaug kažką panašaus, jeigu turite tokią pačią versiją. Ir tiek šioje pamokoje mūsų užduotis buvo pasileisti programą, na, o kitoje pamokoje pradėsime darbą. Ir manau, prasidės visos įdomybės. Vėlgi, labai prašau, būkite aktyvūs, dalinkitės vaizdo įrašų komentaruose, rašykite savo nuomonę, klausimus, idėjas ir taip toliau. Nebijokite klausti tikrai, jeigu kažko nesuprantate, pasistengsiu atsakyti. Suprantu, kad galbūt jūs esate visiškai žalias arba kažkiek patyręs, vis tiek klauskite, bet kokiu atveju pabandysiu atsakyti. Tai ačiū už dėmesį tiek šioje pamokoje ir iki.